Šiandien esam Ūkininkuose, miestelį. Ūkininkuose ne šia upė teka. Matom Šventosios upę. Parodė, čia šitą upę. Čia galimai ieško paskendusios mergaitės, bet mes nežinom to. Na ir ką, šiandien mūsų laukia žygis. Žygis palei Šventąją. Apie 10 km su tikrai prigrūstom rimtai kuprinėm. Tada mesime stovyklavietę. Apsimaitinsim, apsišersim, darysim būstinę, žodžiu, mes viską šiandien darysim, gal netgi vienas su kitu kažką darysim. Jo. Sveiki, čia rubrika Keli neįdomus faktai. Ir šiandien pirmasis mūsų objektas – Ūkininkų Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia. Pastatyta 1845 ar 54. Turinti klasicizmo architektūros bruožų. Taip pat medinė varpinė. Bažnyčia randasi Paupio gatvė 1. Na, o dabar Dominykas eis į parduotuvę nusipirkti cigarečių, o aš sėdėsiu, lauksiu ir filmuosiu bažnyčią. Ačiū. Vienintelis dalykas iš informacinės lentos, kuris kažkiek galbūt aktualus kažkam būtų, tai kad pastatas kažkada priklausė dvarui ir buvo tiesiog grūdų sandėlys, bet galiausiai paskirtį pakeitė į bažnyčią. Jo, laukiu toliau 2-metrinio vyro grįžtančio iš parduotuvės ir eisim pagaliau į Paupį. Ką, po kažkur 5 kilų nueitų? Stovim poilsiuot biškį. Dominykas Tamošiūnas. Štai taip, jis sėdi. Radai kažką? 5 gramų kiškių kapustų daug. Kiškių kapustų labai daug. Kažkiek ras galima, bet dar šiaip ankstokas, sakyčiau. Esmė toje, kad einu ir labai tiesiog sustoju staigiai ir liūdna visai pasidaro ir dėl ko gal kyla klausimas. Pavyzdžiui, Dominykas kepsnis yra įsidėjęs. Ir jis ant kažko kepti reikia. Aš kiaušinis planau keptis irgi. Spėkit, ar aš nafą keptuvę įsidėjau. Neįsidėjau. Taigi mes atvykome į stovyklavietę. Metelio rėvą, dabar 2 įdomus faktai apie metelio rėvą. Kad įvykus nelaimiai, skambinkite telefonu 112. Taip. Ir šiukšles išsivežkite su savimi. Taip mes ir padarysim. Taip. Prisižiūrėkite savo augintinius, tai čia... Gerai, aš tave prižiūrėsiu. Tu save prisižiūrėk, aš tave prižiūrėsiu. Žmonių tai yra iš abiejų pusių, bet prie vaizdo mes priėjom. Čia praktiškai buvo pagrindinis šiandienos tikslas. Tikrai. Tenai irgi žmonės kažkie. Tai galimai ir mes gal kažkur ieškosimės vietos. Čia vintas kokosas. Dar ėjom, diskutavom, kad visai įdomi situacija, kadangi abudu nenusipirkom nei gabaliuko duonos, bet tokio šūdo kaip kokosą nusipirkta buvo. Ne, tai svarbu kokosų yra. Na, aš tai iš Lidlo bagetę suvalgysiu, nes sugės kitaip. Nutri-Score D. Sveikai maitinamės. Štai taip, tokie vaizdai. Mes kažkur bandysim tenai mestis šlaitas ir kažkur čia labai nelegaliai dabar niokosim gamtą. Bandysim kažkokią pastogę pasidaryti, laužavietę, maistą, visą kitą. Dedu kraut telefoną, sugrįšim, kai kažką nuveiksim. Taip, maestro, paaiškinkit, kas vyksta. Šiuo metu statome vieną iš 3 trikojų mūsų štabui, vadinam, kad neateitų vilkas, pilkas, nenupūstų mūsų. Tai šiuo metu... O nereikia išplytus, tai kad nenupūstų. Ne, mums gerai taip. Tai kročiai tai... 1, 2, mes matau, kad 3. 3. Taip, 1 bus 2 ir bus gerai. Darykit kardiją, nes... Nesalus pilvas man spaudžia ir pjaut su pilku nėra jokai, žinokit. Tokį turim karkasą. Turim biškį pagalių, maža pertraukėlė. Kas praktiškai išprovokavo pertraukėlę, tai kad man įgėlė maliarijos uodas. Ne, aš nežinau, užfilmuok, jeigu matos kažkiek, kurioje vietoje. Jau pilnai žemėlapis atsiranda. Tai aš šiaip nežinau, kas čia man įgėlė, bet
Kaip jauties prieš mirtį? Nežinau, bet man pirmas įgėlimas, niekad nėra įgėlę, niekas. Tai paskutinis skaityk. Supratau. Bliama, nu iš šitą kampą, kai filmuojat, čia labai tuščia atrodo, nu bet nieko. Jeigu ateisim taip, vis tiek blogai atrodo. Labai, nes kampai šiaip ir yra pilnai tušti, nu. Žodžiu, jeigu pafilmuosiu iš vidaus, atrodys, kad beveik kažką atlaikytų, nors realiai neatlaikytų nieko. Va. Wow. Bet nieko nereikia, kad atlaikytų. Dabar aš gavau labai blogų žinių, kurios man labai nuliūdino. Ir tai nėra faktas, kad aš realiai šias bitį ir mirsiu šią naktį. Bet faktas, kad mes romantiškai nemiegosim kartu. Dominykas Tamošiūnas kabina savo miegmaišį. Hamaką, atsiprašau. Sakė, mes netilptume. Na, aš manau, jeigu mes taip glaudžiai susigultume ir mes labai tilptume. Turim tikrai įtemptą momentą. Antrą kartą bandom užkurt laužą. Pirmą kartą Dominykas Tamošiūnas galvoja prispažinti, ką padarė. Nu, biški negalvau, kad ten žalias šakelės, biški pririnkau žalių. Pridėjo žalių šakų, visas popierius sudegė. Nu, ne dabar, visas kurva. Dabar bandom vėl uždegti, bet moras, kad kažkaip, dabar čiumpa. Čiupinys. Taip, tokį artimą pagaunam. Pačio žydinę, kaip sakant. Gerai, kitam kadrė sugrįšim jau sudegančių, tikiuosi. Problematiška situacija, nors dabar šiaip atrodo gerai. Dabar atrodo gerai, bet ką tik buvo iki nulio realiai viskas sugesė. Jokinga. Nelabai yra ką deginti, nelabai yra medžio toks, kuris degtų. Šitos malkos nuo pradžių čia dar vis dega ir jos niuchai nedega. Taip, dabar planas toks. Čia turim iš tikrųjų mano išsuotą daiktą. Bebro konservai. Bet jos pasiliekam rytui, nes dabar turiu suvalgyti dešras. Nusipirkau dešrų, rokiškę mėsinę, nes palaikom rokiškį. Ir jos suges, jeigu nesuvalgysiu, tai valgysiu dešras su užpilamų makaronų 2 pačiokais, nes manau, kad čia vis tiek bus žiauriai mažai. Dominykas Tamošiūnas tuo tarpu turi mėsytę. Carbonade. Free. Kadangi keptos nėra, tai bus šašlikiukas. Nesakykit nieko, nesakykit į ką panašu, nesakykit nieko. Užverda, užsipilu, valgau. Tamošiūnas maras daug ilgiau užtruks, dabar darosi iešmukus. Tada susipjaustę mesiuką. Galiausiai jam geriau gausis, bet aš nepasiruošęs tiek daug pastangų. Na ir Dominykas Tamošiūnas, štai. Laukiam savo mėsos. Jis kepa ir jis keps. Šiandien mano vakarienė. Dominykas dar vis kukina, big time. Vaizdas atperka tai, kad sėdžiu purvuose ir rokiškė dešrytės, rokiškė mėsinė, rokiškė pieninė. Viskas iš rokiškio, maldauju, paremkit mus, maldauju. Tai vakarieniauju, ką žinau. Skanaus visiems, kas irgi valgo. Nesuvaidintos emocijos iš įvykio vietos. Aš nežinau, kada aš nahu pavalgysiu, čia pizdavimai. Aš pavalgiau. Šiaip makaronai tai nesakyčiau, kad labai verti dėmesio, dešrelės kainos buvo viskas gerai. Pavalgiau, grįžau. Dabar kažkas tokio. Oi. Malkų per mažai buvo įdėta, matai, čia puodai buvo įdėta, o ne šaškas. Jeigu jūs galvojate, kad šitoj vietoj iškepė, tai ne, tiesiog popierinę lėkštį įmečiau, smalkių gavo. O jeigu norite realų iškepimo lygį pamatyti, tai čia va maždaug. Ne, čia pats galas. Jeigu jums atrodo, kad čia iškepė, tai zaibys tada, bet taip nėra. Taip, turim beveik 9, be 1 minutės 9. Tamošiūnas sakė, nežinom, ką veikti, reikės, kad atvarėm 4 dienos, tai praėjo 5 valandas, jis dar vis nevalgęs. Tikrai iškepus ar susimarinavus? Bet šonai išdžiūvę. Neiškepę, bet išdžiūvę. Nesam tikri, kokia nesėkmė mus ištiko, bet ką norėjom pasakyti, kad ryt laukia dar daug turinio. Varysim iki Šventosios Neries santakos, varysim iki cerkvės kažkokios, nežinau, Sentikių Maros cerkvė, nepamenu pats. Dabar tai... Sorry, skreplį visau.
Taip, nuo paskutinio update'o gan sutemo. Ten dabar geriau matom, kad va, dega vienas laužas. Tenai nebesimato laužo, gal net ir nebedegina. Jo. Ai, nematos biški? Jo, matas. Per kamerą nelabai. Bet tenai, va, biški gaudo, va, tenai. Jo, žodžiu, tokia tema, kad apsitvarkėm viską ir rausim miegot kokią 20 minučių bėgį. Duodam paskutinius komentarus iš šiandienos, kadangi prisimenu, kad reikia kažką dar pafilmuot prieš šiandien miegot. Ai, komentarus. Nu tai, blėt, jeigu iškrysi iš to hamako, tai... Nežinau. Susimatom kažkada ryte, tikriausiai gan anksti, kai prikals mūsų visokie vabalai, odai, paukščiai ir visokie kiti dalykai, kurie trūkdo miegot. Tamašiūnai? Ką? Nu, kažką. Kažką? Labas rytas. Labas rytas, karočiui. Pagalvoju, kad jėkingiau bus, jeigu filmuosiu veidą, bet vis liūdniau daras. Esminis dalykas, kad man čia, tai tikrai uodas. Gal per kamerą nelabai matos, bet į lūpą, į gėlę. Čia visas veidas, ta prasme, atrodo raupais nuėjęs. Tai toks rytas, ką žinau. Einam pasikonsultuosim pas Dominiką. Ką pakomentuot? Pakomentuok, nes aš tik dabar pirmą kartą savo veidą pamačiau filmuodamas. Tu matai pas mane, ant kiek raupsuotas visas veidas. Ne, nu pizda, nahui. Tiesiog išbarstytas visų, blėt. Nueinam miegot. Po 12. Tipo, gerai susivinioju visas į miegmaišį. Galvoju, nėra blogai, nei šalta, nieko, viskas tvarkoja. Oras visai neblogas dar palyginus. Iškart pradeda zuit odai. Ta prasme, nei sekundę nepraeina ramiai pragulėta. Tai reikia spręsti problemą. Pasiimu, blėt, miegmaišio maišą. Užsimaunu ant galvos, guliu. Su miegmaišio maišu galvoju, gal tai kažkiek atbaidys jos. Tai galit maždaug pamatyti, kiek atbaidė. Kaip prieš tai rodžiau, kad visas veidas absoliučiai sugeltas. Nežinau, kiek ten odų, bet kad sugeltas visas, tai pilnai, kokių 10 gėlimų tikriausiai. Prabūdam apie 4:30, nes tiesiog lyt pradėjo. Tai dabar dar viską tokiu sluoksniu lašiukų padengia. Bet nežinau, galim pasigrožėti, va dangus toks. Nu, dabar pirmas patiekalas, kadangi labai liūdna, tai valgysiu drybsnius. Tai yra vienas mano liūdniausių gyvenimo momentų. Ta prasme, liūdniau tai aš net nežinau, ką pasakyti. Tiesiog, gerai, gal tada pats liūdniausias momentas gyvenime. Na štai, laužo sugrįžimas, pakilo saulė, bent jau tiek, biški šilčiau. Gerai, supratau. Gal norite apibūdinti savo kulinariją? Apibūdinti savo kulinariją? Taip. Čia angliškas davinys iš Lietuvos kariuomenės. Tiesiog valgysim. Halal, svarbiausia, halal. Inšalą. Inšalą. Nėra kiaulienos, bizmėlė. Nėra kiaulienos, čia vištiena su kariu. Nenusideda Korano dėsniam. Norėjau išgirsti jūsų mintis apie merhaba chicken. Inšalą haram chicken. Gerai, zaibys. Skanu. Čia neprašyka po šito. 2 dienos, karočiui. Aš tai košytės užsipyliau, nežinau. Gero rytelio skanios kavytės. Iš tikrųjų jau praėjo nuo tada, kad skėlėm maždaug 1,5 valandos. Nu, mes tiesiog slankėjom. Paskutiniai žodžiai iš stovyklavietės. Išeinam. Nusprendėm, kad tegu stovi. Jau kažkas tą trobėsi panaudos. Na, aišku, ten tų spyglių visų nebeliks ir lapų, bet konstrukcija liks, tai gal kažkam sueis. Tai dabar mesimės atgal ant to kelio, kur vakar ėjom.
Ir judėsim iki Šventosios Neries santakos. Ant kiek tu dabar pasikūręs? Šiuo metu galėčiau savo lovą gulėti. Einam. Iš mūsų pusės tai tas, kad nusinuogiamam, nes pradėjom eit biškį karštą pasidarę. Ten ta troba, kur matosi pačiam gale, skaitos tipo gyvenvietės Saleninkai. Tai bandysim kažkur į dešinę prie jos sukt į mišką ir kažkaip galiausiai gal išeisim ant santakos. Atvykom, visų pirma noriu atsiprašyti sraigių, kurios sutraiškiau, nes pizda, kiek čia daug buvo. Tikėjausi, kad ženklas yra kažkas susijęs su santaka, bet tiesiog apie žvejybą. Dominykas Tamošiūnas apturi problemų su savo kojytėm, su avaline. Apibūdink situaciją. Tiesiog įsivaizduokit, jeigu 10 valandų jums kojas su plaktuku daužo, kairė koja, kairė čiurnos plaktuku daužo, o dešinė su burakinė tarka tiesiog draužia, 3 valandas. Tai tas pats realiai pajausi. Čia normaliau matos, kaip suteka iš vienos ir iš kitos pusės. Kiek šansų, kad viskas šlapia ir tokia biškį pelkėt, nežinau, bet tikrinsiu dabar, žiūrėsiu. Čia moras pilnai vanduo po apačia. Labai sunku pasakyti, kur dar galima stot, kur ne, bet ar taip realiai sušlapau viską iki pusės. Kelnes pilnai šlapios, čia sausas. Normaliausias vaizdas, kokį galima gauti. Iš kairės pusės neris, iš ne Šventoji. Tai va. Mūsų laukia vėlgi neįdomių faktų valandėlė. Tai čia, kur mes esam, nežinau, ar tikrai čia, gal ten labiau, ar ten kažkur, ne, tenai nebus, bet tikriausiai už mūsų yra gyvenvietė pavadinimu Santaka, kurioje gyvena lygiai 0 žmonių ir pasiekė savo populiacijos piką 1923 metais. Jeigu kažkas iš Santakos, tai parašykit komentaruose. Manau, kad parašys, nes mūsų nieks nežiūri. Ten pasirinkart nusukom į Santaką, dabar išėjom. Dominykas Tamošiūnas kovoja su savo demoniškais batais. Noriu gyventi, kai kovoju. Tikrai nuotaikas nėra pakeliausias. Kant, mes pyzinam labiau iki tų trobų. Sukamės į kairę palei nerį, dabar eisim. Sustojimas, pailsėjimas vadinamas, ėjimas toliau. Ką turim parodyti, tai nieko, tiesiog kelios trobos būna. Tenai kažkokia naujesnė troba, tenai kažkoks dirbamas laukas, ten kažkas kitoje pusėje krantą matosi. Tai realiai nieko įdomaus. Hello, this is my pet. His name is Abdul. Very chill, very relaxed. Sveiki. Pasibaidė biškį. Situacija tokia. Komentaras? Labai gerai. Viskas tobula. Tobula, kodėl, nes esam prie upelio. Upelio Lietava. Žodžiu, ten ėjom. Praėjom šitą posūkį. Teka sugrįžti. Dar beje nešu šiukšlių maišą, nes bijau, kad išbirė šaibom. Aišku, praėjom kokius 3 kaimus, nei vienos šiukšliadėžės nebuvo, nes, tikriausiai nieks jų neveža. Mes nusukom, kelias praktiškai neįžiūrimas yra, jeigu nežinai pagal žemėlapį, tai tikrai neįžiūrimas, bet nesmė. Dabar bazuojamės čia kažkur ant šlaito, papietausim ir tada damušinėsim kilometrus. Boberį. Žiūrėsim, kaip čia atrodo, spėju, kad atrodo viškai taip pat kaip bet kokia kita tušonkė atrodytų, nes tai yra tiesiog Beskonis kaip medžiai. mesiukas. Skonis kaip medžiai gali būti, tokia žvėrienos išvaizdos. Pagal kvapą irgi tiesiog žvėriena. Man tai tiesiog yra kita dešra, ką žinau. Gerai, žodžiu, čia nesilpnų nervų žiūrovams, nes šaltą tušonkę daroju, bet tikrai neblogai, realiai sakau. Aš su ko palyginčiau, tai būna tiesiog kapotas mėsos vyniotinis. Dominykas Tamošiūnas turi kitokią nuomonę. Tai toks biški žuvies konservuotas skonis. Grįžtu su žiniom.
Ką tik sudėtį paskaičiau. Kiaulienos riebalas. Aš galvoju, aš taip gardžiuojas, kuris toks skanus ir iš kur pas bebrą toks riebalas, bet pasirodė čia ne bebra riebalas. Varguolis valgo košę. Nu, ne, varguolis. Salam alaikum, this is my new pet. I call him Abraham. Dominykas Tamšiūnas. Žiūriu kelią. Ir einame. Liko 5,5 km. Eilinis sustojimas. Nes žemagės, tikrai masyvios žemagės. Apibūdink kelią, kuriuo einam. Čia pagal Google Mapsus yra normalus registruotas kelias. Čia, jeigu ką, kelias yra. Mes radom voveruškų. Это мой гриб. Skanutis? Ne kažką, kaip supratau. Labai sausa. Mes visiškai katastrofai. Mums gal laimė atnešė tas voveraitės, gal čia norėjo nukreipti mūsų dėmesį, bet esmė tokia, kad šiukšlių maišas, aš jį nešiau ir žiūriu kažkaip, stabiliai laikas, viskas gerai su juo. Atidavau atgal Dominykui neštis. Man užteko užsidėti kuprinę išsibarstys, nahui. Tai davo viską rinkt. Eit. Ką tik iš tenai išlindom. Dabar tenai, ne? Čia viena proveža, čia kita proveža. Čia kelias eina, jeigu ką. Tai kelias reiškia buvo prieš tiek laiko, kad šitas medis, pavyzdžiui, spėjo užaugti. Nežinau, kiek metų gali būti, bet nemažai pakankamai. Toks medis irgi. Ir va čia eina kelias apačiom toliau. Tai ačiū Google Mapsam, kad visada parenka greičiausią maršrutą. Mūsų sunkios kelionės tikrai neatsiperka, kaip sakant. Bet voveruškų radom, tai tiek. Išpyzdom iš to miško. Vienas iš paskutinių komentarų. Tai aš žinau, blėt, Google Mapsai daunai, nahui, į banę išsispenta. Šiam ant žvyrkelio turim tokius debesis, dabar jau blogiau nebus, jeigu pradės lyto prasme. Jau gerai. Liko 1,3 km liko. Ir mes išgelbėti. Ką, atėjom, pirma užduotis, šventojo sentikių vandens paragaut. Dabar turi kaip ką tik iš laukų grįžęs valstietis atsigert. Dar reikia šitą pys. Galim pratęst túrą. Ten kažkas kryliso parašyta yra. Kažkokia kukulytė apačioje, nežinau. Žulytė nupjauta, viskas sutvarkyta, viskas labai tvarkinga. Turim bokštus bažnyčias. Čia matom ąžuolas. Ne iš mažųjų tikrai. Žmonės iš Rytų Rusijos imperijos buvusios kėlėsi čia tada, kai skilo pravoslavų tikėjimas į kelias dalis. Ir jie buvo kažkiek engiami ir panašiai. Tai jiem tiesiog patogiau buvo čia. Žodžiu, pasiekėm savo tikslą. Apėjom nemažai objektų, kai kurių dalykų, kuriuo planavom įgyvendinti, neįgyvendinom. Pavyzdžiui, nuspraust, kas mums šiaip nėra dažnas dalykas. Mes kokį kartą mėnesį prausimės. Nežinau, buvo įdomių dalykų, buvo daug sunkumų, ypač šios žygio dienos ėjimai per miškus ir taip toliau, bet mes galiausiai vykdėm, padarėm. Jeigu kažką žiūrėjo iki galo, tai ačiū labai. Liuksiuką ir iki kito karto.